Pasaulis pagal moteris. Renata, gyvenimas kaip spektaklis, nes tu niekada nežinai, ar vakare tau vyras gėlių parneš ar ne. Arba kaip pokštas, nežinai, ar juoktis, ar iš viso kaip reaguoti. Arba kaip magiškas triukas. Diana, tu vėl per klaidą mane teleportavai, mes gitarėmis, kad be susitarimų nedarote. Aš atsiprašau, biškį sumaišiau. Arvydas čia atsirado. Bet jeigu jūs jau čia, tai gal kažkaip tai kažkokį tai... Turiu parodyti. Parodykit kažką tai jo. Nu, toks momentas, bet nu... Nieko nedarysiu, ant šipituką tik tai. Na gerai, tada pabandysim su šipituku kažką padaryti. Susilinkiam, biškį, darodam. Nu, gal taip patogiau bus? Galbūt. Nu dabar grįžk namo. Nu, prašau, dėl. Kur tu buvai, Kristina? Aš nesupratau, bet aš ruošiausi interviu su Kristina Kazlauskaite. Pasaulis pagal moteris. Asmenybė. Diana Graičiūnaitė Dirmė, magijos atstovė, įvairių fizinių išbandymų rekordininkė, įtaigos bei hipnozės praktikė. Daugiau nei 61 valanda ledo kube, virš 11 minučių po vandeniu ir nuolatinis savęs tobulinimas. Diana šiandien mums atskleis, kaip stiprinti slapčiausias moters savybės. Atskleiskit, Diana, ruošiatės naujam triukui, ypatingai pavojingam. Papasakokit apie jį. Magijos pasaulyje egzistuoja toks triukas, kuris gavo prakeikto triuko vardą. Jisai vadinasi kulkų gaudytojas. Tai labai pavojingas triukas, nes atlikdami šitą triuką jau 12 magų žuvo ir daugelis buvo sunkiai sužeisti. Ir šis labai pavojingas triukas kilo iš liūdnai pagarsėjusio žaidimo rusiška ruletė. Turim šauti arba vienas į kitą, arba vienas šauna, kitas turi pagauti kulką. Kaip jūs ruošiatės tokiam triukui? Šitas triukas iš tiesų, kadangi jisai neturi plano B, nes jeigu kažkas nepavyks ar pavyks ne taip, kaip reikia, tai niekas iš magų nenori būti numeriu 13. Mes turim ginklus, jau seniai įsigijom, išmokom šaudyt, kol kas ne vienas į kitą, o šiaip jau beveik pasiruošę ir laukiam to momento, kada mes tai galėsim padaryti. Man įdomi jūsų kasdieninė diena, kaip jūs ruošiatės? Kokia jūs yra kasdieninė diena? Jūs atsikeliat, jūs labai turbūt esate disciplinuota moteris, tiksli labai esat. Papasakot, kokie jūs esat ir kaip jūs kiekvieną dieną gyvenate. Aš galbūt norėčiau būti tokia, kaip jūs sakote. Bet kadangi, turbūt meno žmonės nėra ypatingai disciplinuoti ir mes galbūt ir nemėgstam taisyklių, o tiesiog suplanuojam savo darbus taip, suprogramuojam savo pasąmonę taip, kad jeigu mes kažką suplanavom ir kažkokį triuką arba kažkokią viziją turim, kad mes būtinai turim pasiekti rezultato. Ir tai gali būti arba mes dirbsim savaitę be sustojimo, paskui ilsėsimės, arba dieną dirbsim. O kaip jūs atsipalaiduojat? Taip. Aš turbūt visą laisvą laiką praleidžiu su savo augintiniais, su savo šuniukais ir mes ruošiamės parodoms, dalyvaujam, siekiam irgi gerų rezultatų. Man jūs esate stipri ir nebijanti daug ko. Jums pačiai būna kas nors baisu? Mes su Arvydu praėjom per labai daug išbandymų. Taip. Mes buvom lede, mes buvom po vandeniu, turim daug triukų, kur naudojam ugnį. Ir palaužti manęs sudėtinga, beveik neįmanoma. Bet įskaudint galima. Būnat, kad vėlgi ta moteriška iškrova jūs aplanko irgi ir kad jūs, pavyzdžiui, verkite?
Tai vyksta nedažnai, bet tai vyksta. Be abejo, aš verkiu, bet stengiuosi tuo momentu, kad tai niekas nematytų, išskyrus mano vyrą, pavyzdžiui, nes tik tai jisai gali ištverti šitą vaizdą. Kada tu silpna, kada tu verki, kada viskas tavo blogai, nepriminėti jokių sprendimų. Tiesiog tuo momentu nieko negalvot, nusiraminti tik tada. Nes labai dažnai tu gali kažką įžeisti, kažką padaryti, kažką pasakyti. Priimti kitą sprendimą. Taip, neteisingai. Man labai padeda toks posakis. Daryk, ką reikia, o bus, kaip bus. Šitas dalykas man labai dažnai padeda, nes tu gali turėti planų, gali turėti idėją, įdėti daug darbo, o koks bus rezultatas, tu niekada nežinai. Tu gali tiesiog žaisdamas toje loterijoje nupirkti bilietą ir gali nuspręsti, kiek už tą bilietą tu gali sumokėti. O visa kita jau sėkmės. Man įdomu toks moteriškas momentas, pavyzdžiui, jeigu jūs esate tam tikrą minutę, pavyzdžiui, 8 ar 11 po vandeniu, arba paskutinės akimirkos lede, jūs kaip moteris, pavyzdžiui, jūs galvojate, kaip jūs atrodot? Moteriai visada svarbu, kaip jinai atrodo, bet aišku, kada tu atlieki sudėtingą ir pavojingą kažkokį eksperimentą, tu turi būtinai susikoncentruoti tik tai į tai. Tai, ką tu darai tuo momentu, nes jeigu tu atsipalaiduosi arba mintimis kažkur nuskrisi kitur, tai gali tiesiog kainuoti tau sveikatą arba netgi gyvybę. Tuos dalykus galima išspręsti prieš tai. Pavyzdžiui, nusipirkti vandens atsparų tušą ir viskas. O, prašau, moteriškos gudrybės ir viskas. Jūsų su broliu labai stiprus, nepaprastai stiprus ryšys. Juk tai yra, netgi kaip pavyzdys, kaip kiti net svajotų apie tokį ryšį. Tai yra, jūs vienas kitam net ir esate ir dovana, jūs esate vienas kitam labai labai tarpusavį glaudus. Taip, mes su Arvydu pradėjom dirbti kartu prieš 25 metus. Tapom partneriais, suprantam vienas kitą, ne tai, kad nuo pusio žodžio, nuo pusio žvilgsnio, galbūt jau žinome. Tai ir be abejo, ir mes praėjom per daug sudėtingų išbandymų ir darbe, ir gyvenime irgi. Ar magijos žanras keičiasi, ar sensta, ar gali pats magas senti? Toksai filosofinis. Taip, filosofinis šiek tiek. Magas turbūt pasensta tada, kada jisai pats nusprendžia, kada jisai paseno. O magija, pati magija kaip žanras, kaip šou arba kažkoks pasirodymas, jisai negali būti senas arba naujas. Magija tiesiog gali būti įdomi arba ne. O tendencijos be abejo keičiasi, atsiranda daug naujovių. Dabar klausausi jūs ir pagalvojau, vis tik tai jūs turite labai daug savybių nuostabių, kuriomis galite padėti kitoms moterims. Man atrodo, jūs to ir užsiminėjate. Aš neturiu tokios galios, kad galėčiau kažkam kažką tai pasakyti ir tai bus. Bet pats žmogus savyje turi paslėptą potencialą. Padedam atskleisti tą paslėptą potencialą ir tada žmogus gali nugalėti tai, ką jisai nori. Taip, arba atsikratyti žalingų įpročių, arba pasiekti savo tikslų. Ar yra kažkokių tai triukų, kur galima, pavyzdžiui, kažką tai tokio padaryti, kad išsaugot, pavyzdžiui, ir užburti vyrą? Kad patikti vyrui, aš manau, tai čia kitas dalykas. Reikia magijos. Taip, magijos, jo. O kad kažkaip pasitelkt magiją ir kad, pavyzdžiui, nugi vyksta tokie dalykai, pasakykit. Gal mums tiesiog norisi tikėti, kad vyksta tokie dalykai. Tai aš manau, jeigu tu tiki, kad tai vyksta, tai turbūt magija gali padėti. Jūsų nepriekaištinga išorė yra, jūs labai esate sportiška, jūs,
sakėte, kad esate meniškas žmogus ir pas jūs liktai neva tai taisyklės ir disciplinos nėra, bet aš netikiu tuo. Nu, visų pirma, labai ačiū už komplimentą, labai dėkoju. Bet, žinote, šitoj sferui tarp mūsų moterų, man atrodo, paslapčių nėra. Reikia laikytis ne tai, kad dietos, o maisto kontrolės. Maisto kontrolės. Taip, be abejo, reikia sportuoti. Nu, čia visi žino, be šito, nu, jau niekad. Kaip tai padaryti taip, kad tai būtų malonu. Taip, malonu. Nes per prievartą sunku pasiekti kažkokį rezultatą, mano nuomonė tokia. O savitaiga vis tik tai yra labai didelis dalykas. Ar savitaigos būtų galima kontroliuoti tą, vadinasi, savo tą silpnybės ir, pavyzdžiui, nukreipti, kad į kontroliavimą savo svorį? Savitaiga gali padėti tai daryti. Taip, kas yra svarbiausia, kad išmokti kontroliuoti savo mintis, taip, pabandyti tai padaryti. Tai iš tikrųjų tas vidinis dialogas, kuris labai dažnai trukdo pasiekti kažkokį rezultatą. Vat pas mane ateina moteris, sako, aš žinau, kad neturiu valgyti, žinau, kad naktimis nereikia valgyti, bet kažkodėl einu naktį į šaldytuvą, atidarau ir valgau. Kas tai yra? Sakau, tai čia jūs save programuojate pati, juk ne aš, niekas kitas, pati savo žmogus. Žmogus turi pats surasti, pats suprasti, kaip veikia tas mechanizmas, savitaigos mechanizmas. Nes jeigu žmogus išmoksta užsiminėti savitaigą, tada niekas kitas negali įtakoti jos sprendimų arba keisti į blogą pusę. Pas mus ateina žmonės į savitaigos seansus, turintis labai daug skirtingų problemų. Problemų yra įvairių, bet priežasčių tų problemų nėra daug. Pagrindinės dvi - tai yra stresas ir nepasitikėjimas savimi. O būna tokių momentų, kada jūs jaučiatės vieną dieną arba vienu atveju silpniau, nes tai yra tokia tiesiog diena. O kitu atveju jūsų brolis kaip partneris, jisai stipresnis būna. Juk būna, kad tas jautimas teisingai banguojantis. Taip. Be abejo, ypatingai tai jaučiasi scenai. Tai be abejo viskas jaučiasi, jeigu, pavyzdžiui, šiandien man skauda galva, aš profesionalė, aš niekam šito neparodysiu ir mūsų žiūrovas tai nepastebės, bet partneris, aišku, pastebės. Pirmąjį triuką atlikot 14 metų, tai paauglystė. Kokia jinai buvo jūsų paauglystė? Šiek tiek skiriasi nuo kitų vaikų aplinkinių, nes kada klasiokai kviečia į kiną arba kažkur į miestą, tu sakai negaliu, nes pas mane repeticija. Aš 14 išėjau jau į profesionalią sceną. Mūsų tėvai buvo mūsų mokytojais. Tėvas mūsų, jisai mokina mus, mama, kaip išeiti į sceną, kaip padaryti komplimentą, kaip labai svarbių dalykų. Jūsų tas darbas, aš manau, kad įvykęs ne vienas kuriozas. Taip, humoro jausmas, jisai padeda visur. Ir scenoje, ir televizijoje, ir gyvenime. Be šito turbūt tai būtų išvis labai sudėtinga. Žinote, magų, jeigu vyksta kažkas ir juokiasi publika, tai tada magų visai nejuokinga. Tai čia va tokia mūsų sritis. Jeigu mes norim pajuokauti, tai yra iš anksto suplanuota. Diana, aš noriu nepraleisti progos, nes vis tik tai aš šiandien su jumis susitikau ir pirmą kartą savo gyvenime. O galima atlikti kažkokį tą, nors ir nedidelį kažkokį tai daiktų triuką? Nu taip, aš pasirašiau šiek tiek iš anksto, kadangi visada visi nori pamatyti kažką įspūdingo. Tai va toks moteriškas daiktas kaip siūlas. Taip. Galbūt tai bus paprastas siūlas, o galbūt tai yra mūsų gyvenimo siūlas.
Nes šitas siūlas, kaip ir mūsų gyvenimas, turi pradžią ir turi pabaigą. Kas yra labai svarbu? Labai svarbu, kas yra per vidurį. Gyvenime būna blogų laikų ir gerų laikų. Gyvenime būna draugų ir priešų. Sėkmės momentų ir nesėkmių, meilė, praradimas. Tarp visų šitų labai svarbių dalykų yra laiko tarpai. Ar mes sugebėsim pripildyti tos laiko tarpus? Meilė priklauso tik nuo mūsų. Nes mūsų gyvenimas galbūt šiek tiek magiškas, paslaptingas, kadangi mes visada turim dar vieną šansą ir mes visada galim pripildyti savo gyvenimą meilę, kad mūsų gyvenimo siūlas nenutrūktų. Bravo. Duokit man pačiupinėtas įlėt. Nieko sau. Ir aš mačiau tai iš labai arti ir iš tikrųjų siūlai trūko. O kaip jūs tai padarėte? Nu, čia buvo toks Bet dalykas, jūs kad traukėte tą siūlą. Tai jūs tikrai ir... Fantastika. Bet štai tokie dalykai vyksta menų spaustuvėje. Pasaulis pagal moteris.